Ką čia turi? Eitų čia į medžioklę toks. Aš jaučiuosi susimastęs. Dėl ko? Nes turiu susitaupęs 500 eurų. Taip. Ir man trūkst 9490. Ir kągi, mes turim Kiudži, tą Keiši pilies atstovai. Šitas vyras jau atėjo mūsų drakono ežą. Turim Kiudži Motors. Ir aš dabar jį užkursiu, išvarysiu lauk ir mes apžvelgsim jį iš visų pusių. Beje, EPS, ABS, CŽV, FTB, viskas yra šitam keturatį. Sukas realiai kaip Volkswagen Golfo vairas, lengvai. Čia kurio 6, 1, 2. Naujuose gerai labai sukiuojat. O baigsi gazdinti. Jeigu norit bėgi, mes stabdį, jūs žinot geriau už mane. Nori, žinot, taip važiuoti, taip su pasididžiavimu, tokį, žinai, taip atsistojus. Su litru. Taip, žiūrėk, taip žvalgytis, taip. Taip, žinot, taip sėdėti, kad žiūrėtų tai vis. Į miškę pasislėp, nes kaip medžiai, matot. Stabdį reikia spaust, stabdį. Čia vadinasi mūsų filmavimo kampelis. Išjunkim šitą garsą. Paslėpkim šitą baisę kainą, ką nematytumėt, nes paskui sakysit, ai, brangu. Ha! Žinot, kodėl nebrangu? Ogi todėl, kad tokį daiktą net nereik pirkti už savo pinigus. Ką reik daryti? Ogi, ką? Lizinguotis. Jeigu jūs lizinguojatės, nemastat apie rytojų, jūs turite šiandien džiaugsmą ir laimę. Niekada nepamirškit, kad nereikia galvoti, kas bus rytoj. Tik šiandien. Sveiki atvykę į mankis.lt. Tadam! Bet kas čia yra gerai, turim, žinot, kaip būn tie amerikietiškose, kur, pavyzdžiui, ant kadilakų tokius. Ragai? Turit ragus, bet tie ragai ne šiaip sau čia stovi, jeigu jūs su ragais tais į medį, jis apsaugos, ne? Dabar lempas įjungs. Pafilmuok. Bam! Kas čia yra? Žinokit, lenkiuos po kiekvieno keturačio ir žinau, kad visada tą patį rasiu. Bet, žiūrėk, čia plastikas toks yra, kur visur irgi. Esmė. Dujiniai. Va! Čia dujiniai yra amortikai, kur galim reguliuoti, matot? Minkščiau, kiečiau. Jeigu jūs esat soft, tai jums reikia soft. Tai jeigu jūs važiuojat hard. Turit jaust kiekvieną duobę, akmenį, tam jeigu vyriškai norit, kaip priklaus. Libiotke, čia daugiau tem, 3,5 tūkstančio lobutinų. Žinai, dėl ko daugiau? Nes sunkesnis čia litras. Ai, matai, būčiau pats nesugalvojęs pasakyti, ačiū. Va. Taip, amortizatoriai tikrai rimti, irgi taip pat salinikai, babinas, kanalin, viskas čia yra gerai. Žinai, kas čia? Kas? Ne veltui manęs klausti, kadangi praeitą kartą buvo labai gėda žiūrėti video, kur Dovydas nesąmonės šneka. Čia yra vairo stiprintuvas. O vairo stiprintuvas ką reiškia? Kad jūs, jeigu turit gležnas rankas, jums tikrai reikia. Tai kaip man tokiam trumpas gležnas rankas, tai reikia. Pradedam iš eilės. Raktelis. Kiudži Motoro. Šiaip gal ne taip starė, žinok, mums reikia pasižiūrėti. Jau tikrai dėl šito, kad minėsi. QJ Motors. Šiaip aš žinau jau, kadangi aš jau čia šitą domėjaus, galit pasikeisti, galiu sakyti angliškai, interfeisą. You want to face? Jūs galit pasikeisti šitą vaizdelį, man atrodo, šviesų, bet tas tamsus man gal gražiau. Turit rodą, kai viskas, variklis kaput, kai užkursit, bus ne kaput. Čia ne taip veikia. Kurą matot, EPS standarts, matot? Nežinau, ar standarts, bet tebūnė. Jau čia duotis prabuvo nuvažiavęs iki Hesburgerio nusipirkti burgerių 1,7 kg. Rodo jums temperatūrą, greitį. 3,1. Čia variklė temperatūra? Mes dar dirbam. Čia variklė temperatūra? Belt. Matai? Sako, užsisektų diržą, kelnes nukris.
Matai? Taip. Laiką matot. Ilgas, trumpas šviesas. Čeks degi užkart kaip BMW, kad degtų. Ir ar 4 varomi, ar 2 nustatyta. Va, žiūrėkit, atsidarau, vėl taip pat. O matot, viskas įsijungia, viskas veikia kaip ir priklauso. Čia daugiau, ką jūs ir matot. Libiotkės valdymas, šviesų valdymas, starter start. O, posūkis parodė, kaip įdega. Matos? Gražiai? Toksai, sakyčiau, solidus, bet toks... Skardus. Taip, galėtų būti toks dūdų, bet normaliai, vis tiek. Gal ir geriau, kai išgirs tokis, tai ten. Kas čia yra? Čia galit spidometrą valdyti, kai užkurt. Šitą, tik palauk, reikia užkurt. Sekundę. Ne, taigi reikia įjungti neutralų bėgį, jeigu norit užkurt. O tas prikūrytelis. Čia gali telefoną pasikrauti, čia galit persiduoti duomenis. Ir praktiškai čia viskas. Nu, veidrodėliai. Žiūrėk, rankenas reguliuojas. O. Tokie maža pirščiam kaip tu. Nu, palauk. Pasukė, ne? Ir tipo jisai rankinis. Kaip iš šis jungi? Va, viskas, rankinis. Ir gali prisartinti šitą. Ir galite, aišku, irgi vėl. Šiaip mane, aš net nežiūrėjau, nemačiau dar nei kartą taip normaliai, kad pastebėt, bet yra prisukims, pilnai galite savo ribotis vaikui, savo, jeigu jaučiat, kad kai atsisėdat ant to ragiukai išauk, prisiribuokit. Sėdynė, 2 vietas, kojom sudėti normaliai. Sakyčiau, čia tikrai labai patogiai, turit rankenas įsikipti. Bakas čia yra būtent toj vietoj. Ką tik žiūrėjom nesenai, nes video vis žiūrit visus iš eilės, kur čia buvo bakas, o čia šitam, čia yra bakas. Ką dar mes turim? Tepalas, taip, rankena. Čia spinelė, nesvarbu, neįdomu. Ir vėl tas pats. Turim tikrai stiprius lankus, jeigu jau reikės pakelti. Matėt? Galit parodyti stiprumą lankų. Žinokitės, davai. Gerai, pažiūrėkit lempas. Žinai, kas įdomu? Kas? Kad galia gražiau negu prieki. Parodį. Ui, šiaip žinai, ką primena? O žinai, dėl ko tai padarė? Dėl ko? Nes su litru visada pirms važiuosite, visi su silpnesniais iš galą važiuos. Žinai, kokia problema? Kai tu bairį sugalvoji, tu pamastyk, ar jis banalus, ar ne? Ir kai tu taip sakai, jūs yra, žinai, tu account numerį užsirašytum. Jeigu skaitai, tai reiškia paskutinį. Čia praktiškai, ką aš pastebėjau, visi gamintojai daro tą patį. Kabūrą. Galite įsidėti kažkokį, čia nežinau, slaptus dokumentus vežti. Ginklą. Ginklą, čia medžioklį, jo, čia ginklai. Nu. Taip. Tu galvoji, kad su tokiais medžioji. Ragatkiai. Briedis. Su tokiais. Supratau. Nu, žinau, žmogus kaime nebuvo. Taip, kablys. Šiaip Lexuse va taip yra. Jis su tais kabinomis kabliais. Ir tada važiuoji, girdi, tik. Bet yra taip. Taip. Taušim koks didelį. Nu. Arba tiesiog nepaslėps gal. Apsauga gal. Nu tai esmė, daugiau žiūrėkit, va, plastikiukai sudėti, kad gumas saugotų. Pirmi patys nulakstyti. Bet dugna apsaugas vis tiek. Bet dugna apsaugas būtinai, taip, tas tai būtinai. Amortizatoriai irgi dideli dujiniai. Pasižiūrėk, kaip parodė, bet pažiūrėk. Ar tu galvoji, kad tik prieki dujiniai, ne? Aš galvoju, tik prieki. Galia pataupė. Taip. Nu, ką dar čia papasakas? O šiaip gali, vat, pavyzdžiui, kiek kilovatus, newtonmetrų. Žiūrėk, tu įsijungi video. Į tau pasaka, čia yra 35-80 kW, nesvarbu kiek. Labai didelis Ir gaps. tau už kelių sekundžių, tu atsimeni tą faktą. Nu, man įdomu, pavyzdžiui, aš Tai įdomu, ką darai, eini į svetainę, pasiskaitai, ten parašyta. Tiek kilavatų, toks greitis, taip toliau. Bet aš norėčiau tokį, kaip informatyvų video, kad žinočiau, kiek čia kilovatų, ką perku aš čia. Tai tu neperki dar, tu iš vis nieką neperki. Supratau. Tu tik operatorius, vaikštai, kritikuoji mane, ką aš netaip sakau. Tai pats dirbkins. Gerai, užbaikit bent video. Gerai, šitą keturatį ir kitus informatyvus. Sveiki, jeigu ieškote keturačių nuo 15 kW iki 38, 85 ir 12, jūs galite rasti juos abu
į visus kitus mankius.lt arba parduotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Adresu Perspektyvos gatvė 22 Kaunas, Savanorių 187 Vilnius ir Mainų gatvė 5 Klaipėda. Ten rasite malonius aptarnaujančius asmenis, kurie jums padės išsirinkti įvairų daiktą, kuris jums bus prie pat širdies arba net ne prie širdies, o p***kna ir galės važiuoti